Tai sveikinuosi su besąlyginės meilės srautu iš pačios begalybės šaltinio šviesos, tokios energijos, na, man pačiai, kad netrūksta žodžių apibūdinti, bet tai tokia, tai toks, nežinau, suvokimas, ne ta meilė fizinė, kur aš tave myliu šiandien, rytoj nemyliu. Mm, Nieko bendro apie tai neturi. Besąlyginė meilė visatos, iš visatos tos švaros, jinai nedalo, kaip yra sakoma, kodėl Dievas neturi draugų. Tai jeigu yra draugas, vadinasi, tai bus ir nedraugas. Tai besąlyginė meilė myli visus, bet vėlgi ne fizinė, ne protu, o tiesiog tokia išskleidimas kaip rožė iš savęs, tokios iš savęs, tos saulės pilnumos, visatos energijos, bet jau savyje. Žinot, jūsų viduje yra, na, telpa viskas, visa visata. Visata nėra kažkur tai toli, kaip mums taip atrodo. Ta sąmonė gali viską ir tą visatą sutalpinti savyje ir išskleisti jos išmintį, energiją į aplinką ir kiek gėrio taip yra padaroma. Ir vat noriu, ateina man, kad dar priminti, pasakyti, kad kai jau visatas jumise, sąmoningai ta sąmonė yra, jūs ir einate gyvenime, na, jums išsidėsto viskas pagal tą visatinę struktūrą. Tai labai svarbu integruoti, leisti savo priimti tas energijas, tą substanciją, bet taip suvokti kiekvieną dalelę per savo būtį. Ir ta meilė, jinai tokio gražaus spektro, kad, na, jinai nevertina nieko, jį priima taip, kaip yra ir, na, linkiu kuo greičiau tai pajausti. Va dabar, to šaltinio pliūpsnių, besąlyginės meilės, rožiniai eina, rožinė energija.
į jūsų erdvę, į jūsų kūną, energiją, į jūsų suvokimą. Primenu atmerktom akytėm, neužsimerkite ir įsižeminkit kojas, pajauskit pagrindą, skraidyti neskraidom. Nes dabar vat ir paimkim tokią situaciją, iškart pavyzdžiui, va, tokia va užduotėlė, dabar atmerktom akim jūs eina tas rautas besąlyginės meilės, kojos įžemintos ir jūs matote kambarys jūsų ir kažkokie tai galbūt kasdieninius veiksmus prisimenat ar kažką situacijas. Ir dabar jūs žiūrėkit, kaip esate įsižeminę ir jūs einat per savo gyvenimą kasdieninį ir ups, kažkokia tai situacija jums nepatinka, na, žmogiškam protui kaip ir nepatiktų. O jūs staiga tas šaltinis, jūs šaltinyje ir įsižeminęs čia ir dabar. Jūs nebėgat svajonėse, kad oi, koks aš čia meilėje visas, čia jūs man nekiškit pagalių maždaug po kojom. Ne, reiškia, aš iškart nevertinu tos situacijos. Ir nuplaunu tą besąlyginę meilę, tą substanciją, tą tokiu suvokimu. Kad čia ir dabar, viskas vyksta čia ir dabar, netidėliokit šito suvokimo, nes tik bus bėgimas. O atidėliojimas, kad ai rytoj aš, sakykime, taip padarysiu, tai reiškia išlaikys atidėliojimo laiko juostoj. Bet taip ir yra, ta sąmonės evoliucija, jinai yra visai kas kita. Šito kelio niekas už jūs nenueis. Ir tas ir yra čia ir dabar, niekur nebėgioti, nieko netidėlioti. Gyvenu jau aukštąją sąmonę dabar. Kviečiu tą labai įsisąmoninti. Ir žinokit, kad va čia ir yra pati tikriausia, na, realybė, pati tikriausia tikrovė, kai žmogus yra čia ir dabar. Kodėl? Todėl, kad įvairūs mokymai ar kažkas tai ten būrimai, nežinau, ar ten prognozės, ar astrologijos, prašau suprasti teisingai, čia tik sakau kaip pavyzdį, reiškia visą tai nukelia žmogų šiek tiek kaip ir iliuzijom, kad kažkada kažkas pasikeis, laukiu reiškia ir dar plus kažkam kitam atsakomybė suteikiama, čia man gal laimė va dabar va bus, arba va dabar va man nebus laimės, net tie metai, na kažkas tai.
Tai labai iliuzijos žmonės gyvena, nors iš tikrųjų gal kaip atrodo tik viena vienintelė ten realybė, kiek daug žinių žinoma, kiek galėtų tikriausiai apipilti įvairiais paaiškinimais, mm, žiniom, teorijom, bet besąlyginė meilė ir vienis tai yra pati tikriausia realybė. Nes kai žmogus susidūrė su savo, na, man sakykime, liūdna šiandien, ką darytų žmogus, jeigu, na, vat, kažkokiais tai iš pasisėmė žinių iš nežinau, iš astrologijos ar iš tokių, nežinau, vat, ar mėnulis galbūt, nu, ne tas šiandien, tai va dabar, va todėl aš esu liūdnas. Kažkam kaltė suverčiama. O, o kai yra visiškai besąlyginės meilės, ir jeigu jau atėjo ta tokia, va dar, va toks liūdesys, nusivylimas po kažkokią dieną, ir kai yra įsižeminimas čia ir dabar, viskas, aš matau, kad tai yra ta manyje struktūra, kuri man nepatinka, bet ups, aš tuoj dabar besąlyginė meilė čiumpu ir nuplaunu ir sutvarkau, dabar paglostau. Čia ir dabar, niekur nieko netidedu, neieškau, kad čia mėnuliai ar dar kažkas, tai visk čia, nes čia jau yra aukštoji sąmonė. Aukštoji sąmonė nebežaidžia. Ir tokiu būdu žmogus antiek stiprus savo galią, jūs įsivaizduokit, kaip kiekvieną savo sąmonės dalelę, tą jausmą iškilusi ar kažką, tai gali iškart sutvarkyti, ar kažkokią situaciją, ups, įsižeminęs čia ir dabar, šviesoj, ir aš esu sąmoningas, tai įsivaizduokit, koks yra žmogus stiprus. Čia yra, na, aš leisiu tai pasakyti, čia yra pats baisiausias košmaras toks žmogus visai sistemai žemiškai. Čia, na, aš net ne apie tai kursas, čia ne kursas, bet, nu, ne apie tai čia, bet kad taip labai dideliam pamastymui, kas yra, kas ir kur yra, kur kas. Tai kas skraido, o kas iš tikrųjų ant žemės. Taip įdomu pamastymų tikrai. Tai labai kviečiu kuo daugiau tos besąlyginės meilės suprasit, pajausit, labai kviečiu sekti savo mintis. Todėl būtina viską priimti
gerbti savo būtį, mylėti, nieko nelaužti, neišlaužti kažkokių tai situacijų, kas nepatiko, patiko, leisti būti gražiai, priėmime, nes besąlyginė meilė ji kaip kuria, bet taip ir griauna. Kuo, jeigu bus jūsų sąmonėje graužaties kažkokios, tai vadinasi, ta besąlyginė meilė, jinai, na, dar labiau grauš. Tai linkiu labai suvokti savo mintis ir taip, ir tas vas, kad būti čia ir dabar. Nelaikyti užuantį kažkokių tai nemalonumų. Vadinasi, jeigu iškyla, aš iškart suvokiu, pamatau ir priimu. Tai teigia, pajauskite tokią tyrą energiją, begalinio srauto teka jums į jūsų būtį, besąlyginės meilės. Į jūsų kūną, jūsų sąmonę ir kiekvieną sąmonės ląstelę jinai suharmonizuoja, myli, pripildo eleksyro, besąlyginės meilės. Eina jūsų suvokimą, kad jūs suvoktumėte, kas tai yra. Na, daug rožinės energijos matau ir ji tiesiog plūsta. Integruokit ją, negalvokit, kaip, žinokit, kad ateina jums informacija reikalinga suvokimui. Struktūrizuoja pagal visatos teisingos struktūros, geometrijos teisingos jūsų struktūrą pagal visatinius duomenis.
Man atėjo toksai sakinys dabar, gal dar toks man protas taip galvoja, kad ar sakyti, bet vadinasi, jis jeigu atėjo, tai sakyti, jūs jau nebe žmogus. Na, taigi jūs jau nebe žmogus. O, dieviška, dieviškasis įkūnijimas žmogaus kūne, tai kojas laikom į žeminę čia ir dabar, su ta visa struktūra, geometrija, visatos tos tylos, apčiuopiamybės ir neapčiuopiamybės. Gerkit ją, tegu plūsta per jūsų kūną daug. Per jūsų sąmonę ir skleidžiasi dabar iš jūsų rožinė gėlė. Rožinės spalvos su daug lapelių, žiedlapių. Skleidžiasi iš jūsų per už kūno ribų. Ir tie žiedlapiai visi, ta gėlė, ir yra jau visa ta su savo ta teisinga struktūra, su teisingom tom platformom jūsų keliui. Bet laikykite, ko įsižeminę, vis kartoju, čia ir dabar, kad nebūtų taip po to, kad iškilus kažkam tai, kad nebūtų taip, kad pasitraukit, čia man visi iš kelio. Nes man netitinka struktūros, tai tikrai čia taip ne, todėl labai vis primenu čia ir dabar. Ta visa visato struktūra su toje gėlėje. Jeigu iškiltų kas nors dabar, greitai pafantazuokit, jeigu kažkas, tai kad iškart priimu. Ir skleidžiasi tie lapeliai. Kuo toliau nuo mūsų kūno, vidurys lieka jumyse, gėlės, lapeliai skleidžiasi ir tie žiedlapiai jie spinduliuoja, kaip susijungia, jau išskleidžia kaip rožinė saulė. Ir skleiskit, apimkit vėl savo būtį visą. Gal atsimenat, ar ko neatsimenat, minties pagalba, jums viskas sutvarkoma jūsų duotų sutikimų, jums sutvarko visą jūsų būtį.
pagal visatos teisingą sąmonę, jos išmintį. Ir leiskit dabar tam spindinčiai saulei skleistis dar labiau begalybę tiek, kiek jums apima. Ir tie spinduliai, jie sutraukia dar daugiau šviesos, išminties, visatinės tylos, gausos, sveikatos, laisvės. Pagal visatinę geometriją reiškia atstatymui visam jūsų kūnui ir energijai ir jūsų gyvenimo krypčiai. Surenka visus kodus, informaciją, jūsų, na, tai, kas reikalinga dabar jums asmeniškai kiekvienam. Ir jauskite tą gėlę, tuos spindulius, kur sutraukia iš visatos, begalybė. Tai nėra, kad aš tau duosiu mažiau, tau daugiau, čia pasiimkit kiek norit, kiek tik panešit. Viskas duodama. Ir dabar šitų visų lapelių, kaip ten spinduliai, įsivaizduokit, dabar grįžta pas jūs tie spindulėliai, pritraukti tos visos struktūros, geometrinės, tos išminties, na visa ko. Tie spinduliai grįžta į lapelius, žiedlapius. Grįžta ir į jūsų kūną. Ta gėlė tegu lieka išsiskleidus ir tie spindulėliai, bet ta informacija, kaip kokie tai meridianai grįžta, ateina iš visos visatos į jūs, į jūs, į jūs, į jūs. Bet leiskit tam vykti, žinokit, kad tai vyksta. Sąmoningai pripildykit savo sąmonę. Tobulą. Ir linkiu vėlgi nekilti į euforiją. Ir aš tikriausiai priminsiu vis dar ne kartą, kad oi, galbūt dabar aš kaip gerai jaučiuosi, čia man visa laimingas. Tai išlaikyti tokią ramybę, nes matot, kas yra.
va tokia jau šiek tiek būtų, jau euforija reiškia sureikšminimas. Jau yra kita laiko juosta. Išlaikyti ramybę, priimu, bet nepulti euforiją. Tai laikykit šitą gėlę savyje, ramiai iš ramybės judėkite per tą gėlę, per savo gyvenimą. Ir saugokit savo galvą nuo informacijos, kas įeina, nes kuo labiau besąlyginė meilė integruota, kaip ir minėjau, mintis, tai irgi saugokit ir informaciją, kad kuo mažiau, na, nereikia to, ko nereikia. Tiesiog būkite gamtoj labiau, jeigu išeina. Vandens gerkite, tai čia jau žinot tikrai. Nusipirkit savo kažko mielo, ko norėjot galbūt, bet neleidot savo, nusipirkit. O dabar va, tam pat džiaugsmui, pildykit savo norus. Išlaikykit ramybę, išmintį. Raginu nekalbėti, neapkalbėti, nediskutuoti tai, kas, na, tos išminties tylos netitinka. Visatos tyla tai nereiškia, kad aš fiziškai tyliu. Ne. Visatos tyla reiškia tai, kad aš kalbu tai, kas atitinka tą struktūrą, visatinę geometriją. Reiškia, nėra jokio dirgiklių kažkokių, na ne taip, kas griautų tą visatos tvarką. Tai reikalinga labai išmintis, išlaviruoti. Nesakau, kad viskas pavyks iš karto, juk čia yra kelias, bet vėlgi, atsitiko taip, kaip atsitiko, priimu, nesureikšminu, kad va, dabar va pasiilgiau ne taip ir viskas, ir jau ne, va tam ir yra tas buvimas kojytėmis ant žemės, jautimas įsižeminimo čia ir dabar. Aha, atsitiko tokia situacija, priimu, paleidžiu. Čia ir yra antiek, aš dar paminėsiu, antiek tikrovė. Nes ką darytų žmogus, mokydamasis iš senos sąmonės, jeigu dabar save kažkaip tai pagautų, kad apkalbėjo kažką tai ir blogai tipo pasielgė, ką jis darytų, graužtų save, kaltintų, ai, padariau taip ir vėl čia aš taip ir taip, toks ir toks. Tai yra skraidymas padebesiais. O va čia yra tikriausia tikrovė iškart.
supratau, priėmiau, paleidau ir toliau gyvenu. Tai tiek. Linkiu harmonijos, visatinės išminties ir besąlyginės meilės. Negalvokit, kad jums visi dabar susiklostys kažkaip pagal situacijas tokias, kaip aš noriu. Dabar kol kas, nes pradžioj būna taip, kad dar toks kol struktūra jūsų atsistatinėja, dar gali išmesti kažkokių situacijų ir kažkas tai tik tam, kad sulygintų, sustruktūrizuotų, kad būtų galimybė tai šviesai kur susiklijuoti, kaip namui kokiam. Tai tiek. Tai tiek ir prisiminkite gėlę su visatos išmintim. Nereikia